Atvykom šiandien į Milžinų kelią. Tai dabar bandysim pasiekti. Nu ką, ir vėl pasirinkimas šiandien. Tai 3 trasos, žalia, mėlyna, raudona. Tai turbūt žalia ir dar mėlyna. geltona. Žalia, mėlyna. Dar juoda. O, matai, kiek Nu, bet čia juoda. Bandysim imti mėlyną ir žalia. Juodą mes jau atėjom. Tai viskas gerai. O, kiek vietinių turistų, kurie irgi savo paprastai be bilietų išėjo pasivaikščiot. Gražu pažiūrėt labai. O biškį artėjom link Milžinų to kelio. Vaizdas čia belenkiai geras. Ir iš tikrųjų, jau kai priartėjai prie ten, kur tas Milžinų kelias, nu, kaip taip gali būti? Kaip tokie gamtos dariniai. Iš kur jie? Kaip gražu. Vandenynas kaip muša bangą saulė. Ten prie pat eina, savo bus fainai. Ir jau kaip priartėjai, va čia tas tikėtinas Milžinų kelias buvo nuo tokios idealios formos gamtoj, iš kur jos tokios atsiradė. Ar tikrai be kažkieno pagalbos tai galėjo būti padaryta taip vienodai lygiai sudėlioti. Milžinų kelią tikriausiai tik milžinai galėjo kažkada, nes forma padaryta idealiai, vienodai, įdomiai taip sudėliota ir dar va, tęsiasi ten toli, viskas panašiai. Na, einam tolyn, dar pažiūrėsim. Dar šiandien ir vandenynas piktas, tai jaučiu čia šiandien gerų įvykių gali nutikti, kad žmonės arti prie vandenyno save išbandinėja. Milžinai statė kelią, kad žmonės save išbandytų. Nu gerai. Aišku, lietus artėja. Matosi, kad grįšim šlaputėliai. Jėtas kaip nepasisekė. Čia aš dar sausas. Pažiūrėsim, kas bus po kažkiek laiko. Eina savo, kas per momentą, kai pareina banga. Atsitrenkia. Geruliškai. Oba. Nu, su banga pareina ir lietus. Lipam dar į viršų. Greitai pažiūrėsim viską. Opa. Geras bangelis aplinkui. Vaizdai geri. Super duper. Nu čia tikrai kažkas tai turėjo sudėlioti. Čia kaip Egipto piramidės, tik kitokia forma buvo sudėta. Labai įdomi. Aišku, legenda byločka. Milžinas statė po savo mylimąją kelią, kuri buvo kitoj vandenyno pusėje. Tai va, šitie milžinai turėjo ilgai vargt, kol sustatė. Bent tiek. Čia, jeigu norim pasižiūrėti šono, tai matosi, kad dėta taip akmuo ant akmens ir tokia forma įdomi.
Žiauriai fainai. Geras. Nu, o mes dabar judam ten tolyn ir lipsim to kalno į viršų. Kaip bus gerai. Nu, priėjom dar prie vidurio kalno. Irgi atsiveria kažkuri dalis kalno. Viršui matosi kalnas va toks. Labai įdomiai. Toliau amfiteatras. Čia mat visi žmonės. Vaizdai tikrai labai gražus. Viską galima apžiūrėti, bet o dabar dar liko pakilti į viršų keli šimtai laiptelių ir tada jau iš aukštai atsivers viskas. Bus irgi labai gražu. O, lipam. Nemažai, reikia dar palipti. Bet jau kai va užlipi, čia laukai, matai ant kokio kalno, kaip geruliškai. Ulelė. O čia va atvira vieta, gali nusileisti į apačią. O jeigu nori, nusirideni. O taip, bet vaizdas tikrai geras. Žiūrėti į apačią, kur visi žmonės yra ten. Oi, kaip yra kokie mažiukai. Oi, kokie mažiukai žmonės. Eina milžinų keliu. Jis greičiausiai va ten vedė kažkur pas milžino mylimąją į kitą kranto pusę. Oi, čia gražiai. Įėjom tą trasą. Grįžom atgal prie savo vietos. Bet aišku, nu kiaurai šlapi. Jo, čia yra Airija. Čia paprasta tokie orai. Gero oro, irgi smagu pasivaikščiot. Bet šito oro ilgai atsiminsim. Milžinų kelią.